Viena iš didžiausių įmonės vadovų iš tiesų tokių klaidų yra nemokios įmonės perleidimas. Nekartą esu gausi administruoti tokią įmonę, kurioje akivaizdžiai matėsi, kad įmonė esant nemokiai, vadovas nusprendė išvengti atsakomybės ir buvo įmonė perleista kažkokiam tai trečiajam asmeniui, kuris toliau veiklos nevykdė. Susigundo tokią galimybę vadovai todėl, kad mano, kad atsirado skolos, dabar bankrotas ir čia kainuos ir bus problemų, tai gal geriau išvengti tos atsakomybės. Tačiau kokios yra grėsmės? Kai pasirenkamas yra asmuo, kuriam parduodama įmonė, tai dažniausiai yra asmuo, kuris, sakykime, neturi ko prarasti. Greičiausiai asocialus asmuo, gali būti užsienietis ir kaip taisyklė toks asmuo, jisai nevykdo jokios veiklos. Jisai tik tai jam perrašoma įmonė, užregistruojamas dar registrų centre ir tuom viskas ir pasibaigė. Nevyksta jokia apyvarta sąskaitose, nevyksta toliau joks veiklos vykdymas, nevyksta įmonės veikla ir deklaracijų niekas neteikia. Tai yra dėl akių toks tariamasis sandoris sudarytas, kad tiesiog sudaryti tokį įspūdį, kad įmonės vadovavimą perėmė kitas asmuo, tačiau teisme tikrai yra lengva tokius sandorius nuginčyti ir vadovas tada papildomai turi prisimti tą visą atsakomybę, kad siekia išvengti tų savo pareigų vykdymo. Ir dar vienas iš tokių blogų niuansų, kas nutinka, tai yra perleidus įmonę tam trečiajam asmeniui yra prarandama visiškai kontrolė. Nežinai, kas bus, kas yra paskirtas administratorium, kaip čia toliau tuos perduoti dokumentus, ir eilėje atsiranda įvairiausių tų blogų dalykų, kurie taip pat sukelia tikimybę, kad iš vadovo bus papildomai išieškota dar didesnė žala. Todėl tikrai patariu, neperleiskite įmonės, ypač nemokios, vien tam, kad atsikratyti savo naštos tolimesnio dalyvavimo bankroto procedūrai, todėl, kad visi duomenys registrai yra vieši ir mato visi, kad kas prieš tai buvo įmonės vadovas, todėl tokiu būdu vadovai neturi galimybės niekur pasislėpti, pabėgti ir galiausiai atsakomybė visa yra jiems nukreipiama.